BetSafe by Betson. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labą dieną, mėlieji, sveiki atvykę, žiūrite kelintą Liftoholikų laidą, trečią Liftoholikų laidą šiemet. Kartu su manimi, negaliu sakyti, kad klasikinis trio, nes Benas vis dar kažkur dingęs, o mes prie jo pripratę, bet kažkaip jaučiu, kad jeigu toks sezonas, tai tuoj virs į klasikinį trio, tai Simonas Ivanovas Krepždėsys ir Arnas Dyburys. Tau reikia kličkos kokios dabar. BMW fanas. Va. BMW fanas Arnas Dyburis. Šiandien laidoje mes norime pašnekėti apie artėjantį BetSafe Lift Matsuri. Turim dar naujienų. Dalis tų naujienų yra tokios geros, kad aš realiai nesitikėjau, kad tokių bus. Ir esu labai excited. Išsiplėsim, tai kalba apie svečius. Be abejo, pakalbėsim apie Formula Drift Long Beach'ą, nes sezonas, galima vadinti, pasaulio čempionato atsidarė ir tikrai buvo įdomių dalykų ir norit jūs to, priversimės jūs tą FD žiūrėti. Truputėlį pakalbėsim apie Italijos Driftmasterių etapą, nors nieko apie jį labai daug nežinom, bet truputėlį žinom. Gausim linkėjimų iš drifterių ir gal net pakrūtinsim naujo automobilio temą. Bet pradėti aš norėčiau nuo BetSafe Drift Matsuri. Simai, kaip tau sekasi ruoštis? Ai, per mikrofoną nesikėti. Facepalmas? Padėkime facepalmą. Kad išdėtųsi. O kurią ruoši mašiną? Tu neįsivaizduoji, kaip čia gilu yra. Geras klausimas. Jo, strigom su Pro lygos sezono reikalais, tai sandėlys dabar truputį į backburnerį, tai laukia savo eilės. Bet radom sprendimą. Kas rado sprendimą? Linas prisidėjo prie to labai. Linas rado sprendimą. Kaip užkarplyta. Kad Simas dalyvautų Matsuryje, nes Matsurį praleisti nevalia, paskui pragarė degi. Bet, kaip ir visi sprendimai, kuriuos aš randu gyvenime, jie yra susijęs su kokiu kėbulu? Kompakt. Net ne mano kompakt. Atsirado žodžių žmogus, kuris susirinko tvarkingą automobilį, pisiškės, kem 6 kompaktas, lokas. Ta pati mėlyna mašina? Ne. Raudona. Ja, žmogus kaip tik norisi ir toliau jam mokintis drifto. Jie čia tos gausis duo, kad aš jam gal kažko pasidalinsiu, kažkam įžvalgom, palaužysiu jo mašiną, pažiūrėsiu, kaip jis laužo savo mašiną. Ai, čia tas tipo 2 driverių vienos mašinos lombo. Jo, bičias netilpo, nes jisai yra važiavęs Simonas Čyvas, Šiauliai. Tai jisai yra važiavęs praeityje, bet paskui išėjo man į rallycrossą, kažkur važiuoti ir dabar daro sugrįžimą į driftą ir daro jį tokį, kad jau ir Rygoj buvo, ir čia būtų žinojęs, tai LTS tie būtų važiavęs. Jis nupirko kitų šiauliečių kompaktą. Jį atsikėlė labai stipriai ir dabar lekia visur, kur tik įmanoma. Čia paprastas plitokas, ne? Jo. 2,5, ten velenėliai, siurbimas 3 litro. Ten viskas daryta. Jo, tai viskas ten fainai, tai sakau, dabar ieškau semi-pro mašinos, nes nori, pakankamai teisinga kryptimai, ne? Ir tiesiog vienu metu pas mane porą čiato atsidarė, kur vienas nepriima, tai nepriima, bet jeigu kas nors norėtų su mano mašina važiuoti, nes reklama gražiai apsikliavė, vietinis servisas, tai aš gal ir duočiau važiuoti su savo mašinoje tiesiog. Ir aš tada prisimenu apie šitą nelaimėlį usodį, supranti, ir galvoju, kad čia gali būti labai geras kombo, nes jam eventualiai visiems prireiks spoterio ir kažko, kas, parodytų, kad neklaidžiuoti drifto takelį, o Simas faktas, kad su liūdėsiu būtų sėdėjęs ir žiūrėjęs, kaip brolis piratą laužo. Aš galiu savo raudoną duoti. Žinok, su niekuo liūdniau nesuvažiavęs. Čia tas 2-2, kur yra. 2,5, ten prašau. Bet įdėjau skelbimą, kad jo žmonos mašina. Vaikai darželį. Labai gražiai. Geras. Tai Simas grįžo į Matsurio dalyvių sąrašą. Nori tu to ar ne? Pas mumis kaip gaunasi realiai. Buvo vieni planai, tada nuvažiavom į Dino. Čia dar per daug gal nekalbėsim tą temą, bet mašina užsidegė, tada vėl planai pasikeitė, tai dabar, Pro lyga. Stuff happens ir tipo... Arnai, kaip tavo planai Matsuri? Atvažiuosiu ir gazuosiu. Su Nissanu? Jo. Ar tikrai?
50-50. Ar tikrai? Nu, ta prasme, aš turiu tų mašinų... 50-50, will live, we die. 50-50 will live, we die, jo. Tai, nu, tų mašinų tai yra, tai bet kokiu atveju ten tas planas B, C, D, tai, nu, tas raudonas BMWs, tai aš, žinai, užsikuriu nuvažiuojant tų pačių kendų, suvažiuoju visą. Ai, šitą, aš mikrofoną. Nepaslėps. Jo, ir, nu, tai yra tų mašinų, ten galima kažką tai surinkti, bet su mėlynu Nissanu važiuosiu. Bet kad žmonės suprastų, kiek ironiška šitą maikų ten tas... Jūs turėt nei vienas nepastebėti ir komentaras turėjo kas nors parašyti, žinai. Nu, ačiū. Baisu. Tai su mėlynu Nissanu, bet visiems vešės BMW, ne? Kaip backup, ne? Tai yra ten tų BMW, kam ten vežtis, jeigu ten, žinai, kas įeina į mišką su glėbiu malku, žinai, nu. Tu. Manau, kad būsi to šį bus tų mašinų, va, pasidalinsim, pas tavę ten tų mašinų pilna, daugėja, mažėja. Jo, aš irgi turiu istoriją. Istorija yra paprasta, kaip matėte, kaip anonsinom praeitam podcastą, tai mes nupirkom mėlyną kompaktą ir dabar turim kitą mėlyną kompaktą, nes pirkom nežiūrėję, radom reikalų, nėra tie reikalai kažkokie labai blogi, bet mes tiesiog turim labai trumpą time frame pasiruošti 2 mašinom. Tai priėjom išvados, kad davai tiesiog perkam kitą kompaktą, kur nereikia ten veltis daugiau ir gilintis. Tai nupirkom Liftanulsios kompaktą. Aš radau naują terminą. Transkompaktas. Transkompaktas yra, kai tau gėda, kad tu turi kompaktą ir užsidedi sedano priekį. Tai yra transkompaktas, tai mes turime mėlyną transkompaktą, jis yra su perrinktų 3 litrių, su 6 bėgių ZF dėžė. Paėmėm naujus lopšius. Jie atrado dėžę. Ne, ZF. Su nauja Luko sankaba, paėmėm naujus Mirko lopšius iš Autodinos, kad būtų švieži gražus. Diržai buvo, yra šiaip pavargę tokie lopšiai, ten homo pasibaigė, vienas labai pavargęs, tai tiesiog išeis į mugę. Nes aš jau buvo nam užsakęs šiaip, tai vienai per kitai mes jos turėjom, susidėjo politanas į tiltą, susidėjo Vaisfabo Nerau kitas ir kadangi tai yra 3 litris ir mums nebaisu, tai Odis atsiuntė filus. Tai mes liesim Vaisfab, fil, 3 litri ir kadangi visas šitas kombo jau pradėjo skambėti per gerai, tai dar šiandien nuvežėm ir rollbarą sudės, kad jau būtų pilnai Street Fighteris toks, koks gali būti. Užlindai prieš 3 žmonės, kad sudėtų. Šiauliuose pas Darių Vasiliauską, ten, man Šiauliai patinka, ten dalykai sprendžiasi greitai, nes miestas mažas, visi visus pažįsta ir realiai paskambinau Dariui, sakau, gali lankus iki Matsulės sumest? Lankus? Ne, sakau, rollbarą. Ta mažiausia. Nu su X-u, sakau. Palauk, einu pažiūrėsiu, kiek vamzdžių turi. Bet ne ant grindų statysiu, o karobkę padarysiu, ten, kur prie bako kompaktė būna, nu, tipo aukščiau biški. Nu, ką žinau, sakau, jo, pas mane yra nam taip pat pastatyta. Jo, nes vamzdžio, tai žinok, turiu lygiai va tiek. Jeigu sako, nori, kad iki pat žemės nuleišiu, tai net prie vamzdžio tada 2 savaitės. Tai va, tai jau pagrindinis vamzdis šiandien mačiau pastatytas, tai ten liks ką sudėti sėdynės atgal ir turėsim Vaisfabinį, filinį, transkompaktą, Odis Excited. Odis tai Odis, bet tai vienas kompaktas Odžiui, o tai kam antras kompaktas. Tai, pala, gal... Kai tavo mašina sulašo. Ne. Šitoj vietoj galima persikelti į antrą istoriją, o gal į 3, bet praeitam podcast'e Arnas sakė, bet ar tikrai Odis atvažiuos? Ir mes turim klipą, kuris atsako į šį klausimą. Sveiki, čia Aurimas Bakšys. Linas manęs taip prašo, Aurimai, atsiųsk video, kad tikrai iš tikrųjų būsi Drift Matsuri Lietuvoje. Tai taip, jau skrydžiai suplanuoti, pasimatysime balandžio 26 Drift Matsuryje. Iki. Va, bus. O Odis serga, kaip galit girdėti, tai čia buvo porą dienų dingęs iš ryšio, tai dėl to čia reikalai, bet ir Odis atskrenda net ne vienas, jis atskrenda su savo mechaniku, jo vardas yra Kajetano, išmokite šį vardą Kajetano, tai yra žmogus, kuris padėjo nuo pirmų dienų, kaip supratau, ir buvo mechanikas, dabar aišku, užkrito po Forest Wango,
Tai Niskiu. Niskių pasaulyje, šiuo metu jūs nematot, bet Arnai Bauneris. Tai jie atvažiuoja dviese, atskrenda jau šį kartą grinai Matsuriui, atskris ketvirtadienį, beros 24, atskrenda 28 ryte išskrenda. Tai glin dėl Matsurio Odis atvaro, nes, realiai buvo pasiždėjęs atvaryti su Hebra pušelt, tai reikia atvažiuoti. Ir tuo Odžio pasirodymas neapsiribos. Iš Estijos atvažiuoja vėl Vaisfab ir atvažiuoja su visų Vaisfabo stendu ir su Filo stendu, tai jeigu norėsit kažką sužinoti apie Vaisfabą, tai Vaisfabas bus vietoj, Vaisfabo dyrikas ir pagrindinis inžinierius bus vietoj, Odis, kuris padeda visą tai developinti, bus vietoj, dabar Baunerį jau turi Simas. Nes visi jo suvedimo klausimai pagaliau bus atsakyti ir dar gimtąją kalbą. Jo, bet viskas baigsis tuo, kad su ruletė darys vietoj pusiau iš akės. Taip. Kaip geriausiai ir gaunasi. Tai iš esmės bus Vaisvabo stendas su filais, gal net, nežinau, sakiau, gal kokį discount kodą dar Hebra sugalvos. Tai vakarėlis pasidaro Lietuva plus Estija ir ko trūksta tarp Lietuvos ir Estijos? Trūksta Latvijų. Latvijai buvo atvarę praeitais metais Niknakas su Robbie Worksas. Jiem labai patiko, visi bus, bet yra, kaip sakyti, maža paslaptis, kad aš labai daug metų bandau prikalbinti atvažiuoti dar vieną žmogų atvažiuoti. Ir šiemet to svarba pakilo, kadangi mūsų Matsuri keltasi su Driftmasteriu pirmoje etapu Italijoje. Tai reiškia kažkokių daugiau svečių iš Europos, kurie būtų stiprus lifteriai, labai sunku rasti, nes visi bus Italijai. Mes dėl to statysim ekraną ir transliuosim Matsuri metu, tai gausi dvigubą dozę drifto atvažiavę. Transliuosim, kad būtų galima žiūrėti Čilbos ir kitų važiavimus. Driftception. Jo, bus Driftceptionas per daug visiškai. veiksmo nebus. Jo. Tai... Bet yra vienas bičius, kuris nevažiuoja. Bet yra bičius, kuris yra važiavęs Formula Drift'e, laimėjęs Europą. Ir iš esmės aš galėčiau vadinti vienu iš drifto krikštatvių Europoje, nes tikrai nuoširdžiai galima pasakyti, kad tai buvo vienas iš šio sporto katalizatorių augimo Europoje paskutinius 15 metų. Ir čia buvo mano wet dream. Jis kartais ne Fie dar važiavo. Jo, jis Fie yra išlošęs. Tai čia buvo mano wet dream prisikalbinti šitą žmogų ir tai buvo labai stipriai neįmanoma. Aš tą bandžiau labai daug kartų, mes dabar buvom atskrolinę chatą, tai kaip dešimkiai rašyčiau, žinai, davai, susitinkam, taip toliau, žinai, sin, ten kažką, sin. Tai mes atskrolinam, man atrodo, iki 2 metų, kad aš jau rašinėjau prieš tai. Linas nepasidavė. Jo, aš niekada nepasiduodu. Ir nuoširdžiai, va dabar kalbu ir širpuliukai eina per nugarą. Jam dabar stojakas. Jo, dabar mano stojako eilė. Broliai, seserys, berniukai ir mergaitės į Betsafe Drift Matsuri atvažiuoja Kristaps Blush. Hello, bro, Lucas. I cannot wait to go to Betsafe Drift Matsuri, and I'm just wannabe drifter. I'm gonna bring you guys our Latvian drift legend, Kristaps Blush. Woohoo! Yeah, back to basics, guys. Let's have fun, and I'm gonna be aggressive as I can. And thanks for giving me a car, and hopefully it will last all day long, and we will have a ton of fun. Tai va, visiškai mano vadlymas, Odis, kurį jau dabar galima laikyti už vietinį, nes jau 3 Matsuri, tai tikrai vietinis. Kristaps Blush, tai jie pilotuos kompaktus, vien su pilku, kit su mėlynu, kurį norės tas su to važiuos, manau, ir pasikeitalios. Viens ant bomškoilų tik tai bus. Kuris su bomškoilais? Mes ir tai kas lieka ant bomžų ir pilkam 2,5, bet ten perdavimas tobulai pataikytas, o su 3 litru nežinau, kaip bus. Turėtų irgi viskas gerai būti. Ne pirmokai važiuoja. Jo. Išlaviruos. Tai pastatysim jos ant 205 zestinkių HP, kad amžinai galėtų važiuoti ir velniai rautų, tai bus wow. Ta prasme, Blushas, sakykit, ką norit. Blushas ir HGK yra tie žmonės, kurie driftą yra išpušinę ne tik Europoje, bet ir Amerikoje.
jų nuvažiavimas į Ameriką, į Formula Drift, ten techninė kartelė yra pakėlė į kosmosą. Realiai, kas Blušo pavardės nežino, tai Formula Drifte atsirado jūsų visų mėgiamas HGK 92 modelis. Kaip 6 prieš tai? Bet pagrindė 92 labiausiai išsprūdino medijai, tai jeigu matot tą 92, tai yra realiai HGK, o HGK yra Blušas. Eurofighterių gamintojai Latvijai, yra pasakymas, jeigu perki mašiną Europoje driftkarą, tai kuo toliau nuo Latvijos jinai pagaminta, tuo blogiau. Tai mes turėsim Kristapsą, aš nežinau, ar atvažiuos Haris, bet turėsim Kristapsą ir patikėkit, čia bus 2 FD pilotai. 2 normalūs eventus laimėję. Kristapsas kovojo, pamenu, dėl 3 vietos, kai sprogo 92, kai sprogo kaip 6 ir važiavo su 92. Odis 2 kartus yra buvęs 2 vietos nugalėtojų. Tai, soriukas, liek mums James Deaną per gyvenimą atsiveš, nes šūstriau nebėra. Ir aš tikrai nuoširdžiai turiu padėkoti visiems, kurie man padėjo užknist Kristapsą tiek, kad jis pasirašytų atvažiuoti, nes Kristapsas nėra lengvo charakterio žmogus, šiaip Badass Latvian yra ne veltui ten filmų apie jį susukta ir Amerikoje tai jis reputaciją turėjo, kur tipo briefingė visus velniop gali pasiūsti, tada nuėti pažvengti su visais, tada į snukį pasiūlyti kam nors. Jis yra hardcore'nis bičas, hokėjų visą gyvenimą lošia, tai į snukį duotis. Nuo jack standų nuvažiavo, mašina yra pakelta, ratai neprisukti, sako 5 minutės baigėsi, ponio važiuojam. Šliump nuo jack standų, sako negalima, šit. Tai dabar, jeigu esat jauni ir nežinot, kas yra Kristaps Bluš, tai YouTube'as jūsų draugas ir tikrai padėkit tą researchą, nesuprasit, koks kietas bičas pas mus atvažiuoja. Šiaip charakteriu, tai jie su Odžiu yra visiškai opozitai, nes Odis yra visiškai good guy, o Kristaps yra visiškai toks badass, žinai. O važiuoja jie, tolygiai kietai. Tai čia matysim gėrį ir blogio kompaktų kovą ir jūs galėsite tai išbandyti. Pasileisim Riftaxi su jais abiem. Turėsim netgi marškinėlių su Odžiu ir Matsuriu. Įdėsim kažkur maketą, jie yra gamybo, aš jos turiu mašiną, pamiršau atsinešti. Tai iš esmės mes turėsim 2 kiečiausius svečius. Aš nekartą jau esu sakęs, kad man vis darosi sunkiau sugalvoti, kaip kiečiau padaryti dalykus ir jau, pradėjau save riboti, dar Matsuri darysim, keletą kažkiek metų į priekį. Tai reikia neužsišaut per šūstą, Ekranas. Jo, su 2FD driveriai. Jo. Ne, tai jau lieka... Dar gazo pedalą nespaudžia, sako. Filmo premjera, dar čia visokių paliavų bus, bet... Tai smulkmena, ne? Jo, bet vienaip ar kitaip, geriausias dalykas, ką gali padaryti renginių organizatorius, tai yra sukurti tokį renginį, į kurį jis pats norėtų pirkti bilietą. Velniai rauto, aš pirkčiau šitą renginį bilietą be nuolaidos ir palikite ir jūs tą, nuokit Lifting.lt ir įsigykite iš ankstinį, kad mes žinotume, kiek jūsų bus ir nebūtų didelių kamščių, nors jaučiu, kad biškių jų visiems bus. Bet renginys 12 valandų ilgio, važiuosim nuo 11 ryto iki 11 vakaro, man vakar atvežė ferverkus, jie netelpa į mano bagažinę. 9 valandą bus ferverkas. Jo, pasirodo, galima gauti dalykų iš postalo. Duosim jo sūnui degtukų dėžutę. Galės per petį pamėtėt, kol važiuos iš darželio, rodys per 15 minučių. Jo, tai... ir dar vienas dalykas nutiko, tai aš sugebėjau nepatvirtinti apšvietėjų. Ir parašiau apšvietėjim prieš savaitę. Hebra, viskas okei, ir tada matau savo žinutę aukščiau, kad, tai susitvirtinsim. Ir pas juos ten stafas keitėsi, dar kažkas ir eventualiai jie negali. Ko pasekoj, man tenka keisti apšvietėjus, bet yra gerai, nes mūsų komandoje tarp teisėjų yra atsiradęs Jonas, kuris yra apšvietėjas. Aš tarp kitko irgi apšvietėjau, sudirbęs 5 metį beveik. Ir ta proga, kad galim keisti dalykus ir reikia keisti dalykus, jau teks keisti dalykus, ne? Tai mes atsisėdom ir pašnekėjom, kaip būtų galima padaryti dar kiečiau negu būdavo. Taip švietimas irgi pasikeistų renginį, atsiras daugiau vietų, iš kur šviečiam ir kitaip šviesim. Tai jeigu galvojat, kad jau viską matė, tai Matsuris tikrai bus atsišviežinęs. Ir sakau, aš esu excited pažiūrėti, kas gausis, nes jo, filmo premjeras rodė Iron Vytai, bet
Čia bus skudžiausia renginio dalis. Aš praeitą savaitę diskutavau su Latvijais, kaip jie žiūrėtų į tai, jeigu jų pitai būtų ant žvyro, ne teritorijoje. Nu, dabar sakau, kur už žiūrovų kalnelio. Nu, nes jų nori dar atvažiuoti su Robbie Williamsu. Nu, sakau, teoriškai kaip ir yra, kur jūs pastatyti, bet gali biškį daug ratas smėgti. Jiem tinka. Sakė, all cool, mes matėm videkus. Nežinau, mums reikės išrasti kažkokį, nežinau, kietą Matsuri, tada vidutinį Matsuri, minimą, mediją, maksimą darysim. Man atrodo, tai visą laiką būna, ryte toks mediumas būna ir po to į vakarą vis daugiau reikalų vyksta. Agresyvinės kyla. Ja. Išsidaužo, išsilaužo. Lieka stipriausia. Užkala Nissaną. Yra tik dužas, ne užkalas. Jo, yra skirtumas. Aš irgi kas ten Subaru man dužo. Nissanas man dužo, tai ne vienas Nissanas dužo. Man kažkaip daug visko dužta tenais. Bet čia turbūt nesusijęs su manim. Ok, tai Matsuri anonsą girdėjot, bilietai Drifting LT arba tiesiog Paisera Tickets, jisai ten bus, aš ten būsiu ir Simas ten bus ir bus Kristaps Bluš ir šiaip pagal sąstatą vienas stipriausių sąstatų, Benai tai sėkmės tose masteriuose, šiaip tai nepasilgs. Benas, tarp kitko, mum papasakos dar šiandien apie ką jisai veikia ir kaip jisai maslėm biškį ruošiasi, nes turi jisai ką veikti, bet prie to prieisim. Tema, kurią aš norėčiau pratesti, tai yra, ar jūs žiūrėjote Long Beach'ą? Yes. Gera gonkė buvo, man patiko. Ta prasme, nuo ko reiktų pradėti? Aš irgi nežinau, nuo ko pradėti, nes gonkė buvo tokia, kad aš pažiūrėjau iš pradžių Odžio ranus iš ryto, nes naktį nežiūrėjau. Ir tipo, Odis prakišo, okei, ten kažkur teisėjai paaiškinimas, kad į vidų sulindo, žinai, bet ten, man atrodo, po One More Time kažkaip. Aš iš karto jau į Facebook aiškintis, kas galėjo būti, gal Odis kažką papostino ir tada radau tą postą, kad Odis turėjo kažkokį turėjo elektros gremliną. Bet juos jie buvo išsigaudę. Tiek, kad, buvo, žinai, net... Tai gerai, nuo pradžių. Mes šnekame apie dalykus, kas patinka ar kas nepatinka. Buvo daug keistų dalykų. One More Time festas. Nesakau, aš pažiūrėjau iš pradžių Odžio, tada porą reelsų, tada supratau, tada kažkokį vlogą, man atrodo, James Deano. Tada jau pažiūrėjau live streamo sutrumpintą versiją ir tada dar Šanaganus pažiūrėjau. Tai, supraskit, kad tikrai kupinas aistrų ir veiksmų buvo dalykas. Bet toks, ar teisėjimas dabar jau taip išmandrėjo, kad mes jau jo nebesuprantam? Ar reikia įti briefingą, kad būtų galima tai komentuoti? Atrodo, kad pradėjo akcentuoti kažkokius kitokius dalykus, kurie daugiau svorio kažkodėl duoda. Aš manau, mes nebuvom dalyvių briefingą, tai nežinom, bet iš tų komentarų, kas buvo, tai jie labai orientuojasi dabar iš teisėjimo pusės, žiūri į driverius. Nes ten driveriai yra žvaigždės, jie ten, žinai, make or break tą visą čiampą. Jeigu kažkas pradės, žinai, kritikuoti visą čiampą, tai visas viewershipas jų kris ir, žinai, žiūrovų sumažės. Tai jie labai kreipia dėmesį į dalyvius. Pavyzdžiui, Driftmasteriai, tai jie kreipia viską žiūri iš žiūrovo pozicijos. Pavyzdžiui, pasižiūri geresnis ranas, jisai laimėjo. O ten jau labai vertina, pavyzdžiui, ką ten tas padarė, ką tas padarė. Čia kokie, žinai, tokius labai jau techniškus dalykus, kas į driverius labai orientuota. Ir iš to labai jaučiasi teisėjimo. Kartelė labai aukšta ir tikrai... Driftmasterių kartelė irgi labai aukšta, bet pats požiūris, žinai, kad Driftmasteriuose tas vienas dalyvis, jisai gal nėra taip, žinai, išaukštinamas kaip FD lygyje, bet keletą pavyzdžių, žinai, galite paneigti šitą dalyką, bet ten yra pats požiūris, kad ten į driverį viskas yra labai orientuota. Ir iš to mes, pavyzdžiui, kaip iš paprasto žiūrovo pusės, žiūri, pavyzdžiui, Shanahano ir Tarko battles. 3 One More Time. Ten, gerai, pirmą, kaip jūsų požiūrį. Shanahanas. Pirmas teisėjau. Pirmas Shanahano, Džeko. Antras Turko. Trečias, toks tikrasis One More Time'as turėjo būti ir Tarkas laimėjo. Tai, aš žinai, jau kaip pasižiūri, ką jie argumentuoja. Make sense, bet jeigu tu pasižiūri, žinai, ir tipo iš mūsų tos tradicinės, žinai, FD, tai yra iš Driftmasterių pozicijos, mes, kas mums arčiausiai yra, pasižiūri, žinai, tai Džekas turėjo laimėti pačią pirmą kovą, eiti tolyn ir viskas, žinai. Ir šiaip, jeigu žiūrėjot, arba jeigu nežiūrėjot, bet šiaip pažiūrėkit,
Džeko vlogas iš... jo, iš ten tenais reikalų. buvo wow, nes jie nuvažiavo testuot. Mašina veikia lievai. Tada atvalė testuot antrą kartą. Pasprogdino motorą. Tada per naktį... Atvažiavo kliuot mašiną, susprogdino motorą. Per naktį surinko motorą. Ja. Seną galvą su drožlėm uždėjo. Jo, tada su setupais blogai arba labai blogai. Nu, reikia turėti omeny, kad jis vairuoja Toyota ir tada pereina ant BMW. Ir jis tą minėjo, kad aš galvau, kad bus panašu. Aš nežinau, kodėl jis taip galvoja. Bet... Nes bazė panašaus ilgio. Bet visi kita, Max. Welcome to German Engineering. Welcome to Germany. Jie net kaip plytą rinko, jie tą, kaip tą... Kokią plytą ten S54? Aš vis tiek plytą vadinsiu. Ai, nu, okay. Žinai, plytą už 10. Plytam. Be vanusų. Ir Esa, kaip tik turi irgi YouTube kanalą ir jis pasakoja, kodėl jis būtent tuos vanusus palieka, kad tai yra labai gerai, tipo nuo žemų ir taip toliau. Kad mažiau noso reikia, kiek suprantu ir taip toliau. Ir jis pasirenka high revving plytą, kuri neturi vanusų ir realiai turės didžiulį turbolagą, nebent ten, kaip jis minėjo, man atrodo, antilagą pradėjo naudoti. Yeah. Tai čia yra žiauriai, sunkokas kombo valdymo prasme, lyginant su to, ką jis turi, tarkim, Toyotai. Jo, bet seniai reikia nepamiršti, kad toks sprendimas yra priimtas dėl to, kad tai yra Romo mašinos kopija. Tai, žinai, jis pasiėmė Romos mašiną, poliubomu, kuri yra atstyguota ir jau veikia. Dar, žinai, turbūt nuvažiavo Willow Springs'e, kur nėra labai lietų vietų, palyginus su Long Beach'u. Ir, ten veikia, ten buvo cool. Long Beach'as nėra, ten lietų trasa. Pirmas poskas 9 laipsnių, tai visiems ne. Taip, bet ten didelis klimas. Smooth tokie persimetimai. Jinai padaryta, žinai, smooth, jinai plati yra. Ten tikrai nėra, kad jisai lėtas, tas posūkis, jis tik tai ant popieriaus lėtas atrodo. O paskutinis? Paskutinis tas hairpinas, tai jisai tikrai yra lėtas. Tai esmė, pirma treniruotė jam kaip ir viskas patiko, ten buvo niuansų, kuriuos reikėjo atidirbti, antroji treniruotė buvo jau padangos priekį kaitaliojamos, nes jam nepatiko, kaip pradėjo priekis veikti, ten, kai ta bekio trasa, čia antras testavimas, pasikeitė vienas padangas priekį, tada kitas ir tada jam, kiek supratau, rodnokas prasidėjo. Ir tai ten aiškino, nes plytos šiaip stovi truputį pasvirusios, jie sugalvojo kažkodėl tą plytą ištiesinti. Ne, jie ištiesino, ta prasme, jis variklis taip yra pasviręs, o jie ištiesino šitai. Ir pasigamino custom karterį dėl to. Jo, ir ten minėjo, kad kažkur tepalo kažkur pritrūko. Ir plus bairis, kad tas variklis tai tokiu kampu stovi ir priekinę pompą nepatempė. Per priekinį pajomniką nepaėmė tepalą. Ir ten yra, žinai... Ir tada jau po... Niuansų, bet tai čia gal neverta į tą tokią geležį. Aš tai norėčiau atsukti laiką atgal, kur mes podcast'ą šnekėjom, kaip Džekui seksis. Ir jiems sekėsi taip, kaip ir aš sakiau, kad seksis. Sugriuvo tą mašiną. Jiems sekėsi taip, kaip sekėsi visiems atvažiavus į driftmasterius iš kito, į Formula Drift iš kito žemyno. Tu susifakapini visą pirmą sezoną, nes, gerai, trasą jau ten žinojo, brolis ten buvo važiavęs, jisai pats lynėsi ten. Žinai, informacija yra, bet mašina paruošta, kaip visada, per vėlai. Neparuošta realybėj. Tada visi įmanomi šūdai, jokių trefkių ir nieko. Ta prasme, tai visiška avantūra. Bet pasižiūrėk, gerai, su taip visais, taip blogai sukritusios visos jam kortos, kaip jisai važiavo. Ta prasme. Jis tarkui vos nedavė malkų, kur turi realiai davė, bet ten, žinai, toks niuansai jau lėmė, kad jisai nedavė. Grįžtam į paprastą logiką, kuri galioja ir Lietuvoje, splytė galioja. Pusė tavo rezultatų yra pasiruošimas iki rano, iki starto. Jeigu tu nepasiruošiai, kas čia buvo ir pavyzdys, ir nesisekė, bet ir nepasiruošė. Jeigu tu nepasiruošiai, tai nebus rezultatų. Jisai Europoje irgi dieną prieš gonkės visą laiką ten kažką variklių daro. Tai čia nėra taip, kad čia, žinai, jisai nepasirašė. Pagal su taip, kaip jisai nepasirašė, jis turėjo, žinai, ten seeding bracket'e krist. Kiek supratau, pagal sutartį vėlavo jam paruošti mašiną, nes jis sako, aš neturėčiau būti dabar Amerikoje ir neturėčiau padėti jos surinkti, bet jeigu aš čia nebūsiu ir nepadėsiu, aš net negausiu testų prieš etapą, tai yra visiška nesąmonė. Taip. Tai business as usual. Kai filmuoji vlogą ir tau mašina, kiek ten už pusvalandžio turi būti pitose, kaip tą techkomą eiti, ir tavo mašinos dar nėra realiai, ir jis, kiek supratau, vėlavo į techkomą 5 minutės, kas ten yra strict rules, kad tokių dalykų neturėtų būti. Tai apie psichologinį pasiruošimą išmestas pro langą, tu dabar tiesiog bandai išgyventi. Taip, bet su tuo, kaip jisai suvažiavo, tai, galiu pasakyti, nauja mašina, tipo, kėbulas.
Dar pametė supratą, kiek supratau, dingo stabdžiai kažkuriam važiavime. Tai Jo. paskui ten Lenui ir baigėsi dėl to. Sulaužė ratlankį, debydinosi ir spinino į sieną. Tarsi bičas. Bet literaliai, vos nelaimėjo prieš. Štuka arklio, gazas dugnas. O Turkas, man atrodo, būtent šitoj trasoje ir yra laimėjęs etapą, jeigu neklysiu. Tai prieš Turką parodyti tokį rezultatą ir stabiliai 3 ranuose, nu, man tai čia buvo maks įvertinimas. Tipo, visi už jį buvo. Nu tai, nu plius kitas, žinai, jo brolis Konoras, ta prasme, Konoro persimetimai buvo ir taimingas, nu, tarsi mes gal Driftmasterį žiūrėdami jau pripratom, žinai, prie visiško sinchrono, tokio, kur anksčiau neįmanoma, nes bus per anksti, žinai, tai tas man padarė didelį įspūdį. Bet jie atsineša masterių stilių į FD. Ir jo vis daugėja. Ir jeigu FD seniau buvo, man toks, žinai, gas dugas daug dūmų valandas kalo trašom su savo stangais, tai dabar aš tą tikrai galiu pradėti vadinti pasaulio čempionatu, žinai, nes du stiliai yra stipriai kolaidinė ir jie jau pradeda, žinai, rinktis į vieną. Jau visiems patinka, kad yra persimetimai labai geri, bet to pačiu ir tos tačkos didelės, sunkios, žinai, amerikoniškumas, žinai, išlieka. Kaip jums Daigo Saito? Tai sublauna motorą ir nepavažiavo. Tai aš kaip supratau, Šanahanas per vlogą sakė, kad jie lygiai tuo pačiu metu palaido, po trefkių, kiek supratau, palaido motorą, abu susitiko, pažvengė, tada į tą seeding bracketą, kai supratau, atvažiavo jau su sutvarkytais motorais ir tada vėl jam tenka sustok. Tai, nu, tai tas sutvarkytais, žinai, ten truputėlį aplopo, žinai, išvažiuoja startą, gauna tų taškų. Pasikeitė, nieko nedarė. Galvos tarpinę praputę. Pasigalvo, ne? VR38 ten tas. Čia GTR motoras, ne? Čia brangiai skamba. Daigo pasaulyje tai ne. Nu, ten bičas prilaiko valiutos, tai ne čia buvo problema. Problema, kad neužteko laiko, kad susitvarkytų ir viskas. Tai galima sakyti, kad Daigo kol kas mes dar nematėm? Jo. Buvo ten porą užuominų, kai jis ten parizikavo kažkuriam važiavime, man atrodo, lead runė jis išsitaškė ir tada, kai važiavo iš paskos, kažką jau bandė parodyti kaip ir, bet ten daug rizikos buvo. Man atrodo, su Džeku važiavo ir ten kalėjom šoną. Jo. Teisingai pamenu. Nu, bet kažkiek parodė. Bet realiai tai, ką jis gali parodyti, tai dar, manau, tikrai pamatysim. Prieš akis. Atlanta laukia mūsų, tai bus ten įdomu. Entris tas. Nes treniruočių važiavimuose matėsi jo toks hesitationas, kad ir prie mašinos reikia priprasti taip toliau. Tai va, Džekas ant to dalyko daug geriau viską atidirbo. Jis atrodo realiai, važiavo kaip mašina. Turint omeny, kiek jis turi praktiso, toj mašinai, tai ten buvo next level. Aš manau, abudu neturėjo, abudu atvažiavo, abudu, žinai, sėsiu, lėksiu, žinai, vienam gavas, kitam ne. Studentai. Mašinas visos sugriuvusios, bet nieks nesikeičia per amžius, man atrodo, ten pas juos. Man tik įstrigo tas esminis skirtumas, tarkim, tarp Konoro grįžtant ir Shanahano, važiavimo stiliai. Abudu Shanahanai, tai gal Džeko. Džekas. Džekas ir Konoras yra jaunėlis ir vyresnysis. Vyresnysis mėgsta kartoti FD tai, ką jie nori matyti, tai yra didelis kampas ir tu visą laiką bazį sėdi, tokį patį kampą replikuoji. Konoras susitelkęs yra ties persimetimais ir jis pradėjo dabar važiuoti žirkliam ir prieš James Deaną lygiai tą patį darė. Prieš važiuoji mažesnių kampų iš galo, kad susitaimint viską gerai, bet vaizdo to tokio gero nėra, kaip, pavyzdžiui, Džekas važiuoja. Tai tą komentuodavo kaip mažų kampų atvažiavo. Taip, blogai. O kad persimetimas kosmiškai atrodo, tai tas tai jo. Sekantis FD etapas yra Atlanta, tai yra greita trasa, gegužės 80, Blušas beje etapo tenais yra laimėjęs. Ten trasa tikrai normalaus 4 bėgio. Kas ten bus? Kaip sakai, Asbo jau patrauks iš šono, Džimsas Aldanai? Asbo manau, kad pajudės į priekį. Priminkit čia, kuri trasa pasistatymo prasme? Su dideliu kalnu žemyn ir tada į kairę 9 laipsnių. Ten šiaip Mustangą, man atrodo, neblogai sekdavosi visą laiką. Bet palauk, grįžtam dar. Šitiegi Asbo su Supra ir po Herpino, kaip jisai duoda gazą, nuo visų bėgdo. Nuo visų. Visi mina gazą, Supra už į priekį pavažiuoja. Grįžtant vėl prie Masterių Visoko mašiną ir Asbo, kai žiūri, bendrai, ant kiek tai yra, atrodo, tas pats modelis, bet visiškai kardinaliai kitaip valdosi mašiną ir važiuoja.
Nu, Papadakis ten ir su tuo motoru B58, ten stipriai padirbėjęs ir mašina pati ten atsukta, nu, kosmiškai lėkia. Dabar tas pats Tarkas su B58 važiuoja irgi į tą Corolą įdėt. Nu, ta mašina kaip raketa lėkia ten, ta prasme, piesas. Nes jis nieko nesveria, nes... Sveria, nes pagal pagadangos klasę, žinai, jinai turi turim sverti. Corolla driftę. Jau daug metų ir nėra laimėjus, žinai. Taip. Bet palauk dar nespėk. Dyra čia, žinok, kitos ir priringęs. Šitasgi Sorensenas. Į top 4 nuėjo. 4 vietą. Sorensenas tai čia tas, kur... Jaunėlis. Air Force BMK šviesi. Kiek supratau, Konoras... Atkim žodį. Šūdžius. Nu, tarasme, ar žodis prasikišo prieš Čia jį bus pats. Dilsas. Ir bendrai apibendrinus, aš kai žiūrėjau Formula Drift, mane nustebino, nes ten kažkaip atrodo, kad paaugo visi. Nu, aš kai žiūrėjau, ten nebuvo prastų porinių. Bet jo, pirmam etapė jau šaus visi. Nes aš jau galvojau, live stream'e prasukinėjasi, ten tas kovas kažkaip neprasuko vienos, kitos, žiūrim, čia yra, Žiūrėk, 3 valandas sėdi prie YouTube, žinai, jau šiek tiek kvadratinė prie to kombo sėdi. Gana. Žmona klausė, kur tu dingai. Kai 3 one more time'as. Čia dar biški. Anyways, bus Atlantos etapas, jį irgi rekomenduoju pažiūrėti, jisai labai įdomi trasa, jinai labai savotiška tokia. Jo, poriniam tai labai keista trasa, ten gražių porinių labai retai pamatysi. Bet ten į finišą būna gerų vaizdų, kur ten, žinai, čiutne... Kur rodis užsidegė, ne? Jo, kur rodis užsidegė, buvo. Bet iš esmės... Liūdna, kad Odis, man atrodo, 6 liko ar 7, bet tik top 8 iškrito. Tai dar yra visi šansai, žinai, atsistatyti, bet pagal tai, kaip bernai lekia, čia bus reikaliukų. Šiaip vat galėsim Matsurių metu pakamantinėti Odžių pastebėjimus, aišku, jo, jie turėjo gremlinų pravotkės, bet jau lyg išsisprendė ir viskas būtų. Šiaip nebūtų išsprendęs, nebūtų sklidęs į Lietuvą. Tai reiškia, tikrai viskas gerai. Ir jo, bus galima pakamantinėti Odžio vietoj. Įsivaizduojat, kaip čia tai? Čia bus tom paklaus, kas ten buvo. Ko mes buvo? Dar nežinom. Ką, jaunimas, šiknas spaldam iškinė. Anyways, Atlanta, dabar galvoju, Rodis yra laimėjęs Atlanta, paskutinį degę. Tai jo, dabar neatsiminsiu, bet, nu, vienaip ar kitaip mes laikom čiūrus ir šiemet reikia laimėti. Nu, sorry, tokia lengva misija šiemet. Tai va, BFD ir Driftmasterių etapas, jisai bus Valelungoje. Valelunga yra trasa Italijoje, joje yra vykęs FIA International Drifting Cup, kas yra žiūrėjau jokingos varžybos iš vieno etapo kartai 2 metus, bet čia FIA drifte pabūna. Aš žiūrėjau, kaip James Deanas savo vlogelį drožė trasą, tai jam labai patinka, jie baiginėja dabar mašiną. Bandana jau negyvas visiškai čia po paskutinio dėl to Adijos drifto čempo etapo. Tai nieko šį kartą mums neatsiuntė, nes jis man kiek atsiunčia, tai tiek jis lovui negyvas. Atlašo po 2 dienų. James Deano video išėjo ir žiūriu thumbnailas, nu, gamintas, tarkingai viskas sakė, ir žiūriu podium, net žodis, kažkurios raidės buvo sumaišytos. Nu, taip, žmogus dirba. Dirba. Nu, tai turėjo reikalų dabar dar Jusė atvažiavęs varė į Irish Champą. Jo, į Irish Champą. Aš šiaip žiūrėjau, norėjau. Ten nuėjo, antras, man atrodo. Jo, tai kaip ir viskas irgi cool. Tai čia vat klausimas, ar čia buvo, kad mašina jam pagaliau nelūžo, ar kad streso mažiau nei Masterius važiuot? Aš šito nesugradu. Kartelė tikrai Airijoje mažesnė. Būkim vieni, bet teisingi, o žinai, poriniuose jau kiti skilsai lošia, kurie nebūtinai atrodo, ten užlijo dar tą etapą. Kas būtų labai aidiška. Buvo. Kas būtų labai aidiška. Anyways, ko mes tikimės iš Driftmasterių? Nes aš tikiuosi, kad pagaliau ponas Viečiakas parodys, kaip Supra gali važiuoti. Turiu tokios inside info, kad ponas Viečiakas susirinko dar 2 Supras, tokias pačias. Dėl antros žinojau, dėl trečios nežinojau. 2. Kuris Vilniaus būtas? Karočią, tai dabar jis turi 4 vienodas Supras. Kad žmonės suprastų, kiek viena Supra galėtų kainuoti jam? Supra 120. 100 PM surinkta. Tai
Tai jo, tai ten pinigėlių metama taip gana ūmiai į tą klausimą, bet mes matom, kad Asbo tikrai yra išsprendęs Subrus važiavimo klausimą, ne, pirmas etapas, pergalė yra, galima sakyti, ir prieš tą patį James Dean, pergalė yra prieš tos pačius bičius, kurie Europoje važiuoja, žinai. Ar Viečiukui pavyks? Vat klausimas, ir čia vat bus tas dalykas, į kurį aš žiūrėsiu visą šį Dimeko sezoną. Pradedant nuo Valelungos, ten, tarp kitko, Čirbo ponas irgi važiuos, jo mašina šiuo metu iš Omano plaukė į Barceloną, kur ją turi iškraut, man atrodo, 20 dieną. Čia po dienų. Rytoj. Tai ją ten iškrauna, vietoj Hebra apsitarnaus ir valys į Italiją ir paskui, kadangi sekantis etapas yra Ispanijai, tai mašina grįž po Italijos atgal į Barcelonoje, tenais liks garažiukė, o Benas čia Lietuvoje malsi su buvusia Silvestro Bieliausko mašina, kurią čia pastaruoju metu griovė, perstatinėjo ir atsišviežino. Kuri irgi kaip ir viskas yra parduota jau į Taivaną. Bet dar sėkmingai Lietuvoje pavažias. Nežinai, reikia sureguliuoti kažką. Patikrinti, ar gera, žinai, prieš išsiunčiant. Įrodė, kad važiuoja. Tai va, tai ko mes tikimės, nes aš kažkaip galvoju, kad Lauri Haininen, pernai metų čempionas, ar jisai šiemet man Lauri toks, jo jis kietai lekia viską, bet jis kaip esa. Gerai, tu laimėjai, jo, nėra emocijos ir šaunuolis. Ir aš kažkaip, aš jau taip pažiūrėjau kaip į one time thing, žinai, kad paėjo. Ne, ta prasme, bet jis visus etapus stabiliai suvažiavo, mašina tai ten yra, S13 su Vaisfebu V8 NASCAR. Negali pralaimėti, realiai. Ta prasme, čia tau nesprogęs plytas, žinai, prieš 2 dienas. Bėda, kad atvažiuoja originalusis NASCAR'as, tai yra James Deanas su Mustangėliu. Proven Mustangėliu. Bet ten labai daug dalykų James Deanas savų, kiek supratau, darys. Išmetimai, kas ten dar gavos. Kiek supratau, tunins patys, tai vad man įdomu, kaip jie patys viską tai padarys. Borla egzostas, tai yra Amerika vienaip ar kitaip. Kas skirtumas, kad radikai priekyje liko dėl to, kad Europoje gripo yra iš padangos. Tai žiūrėk, bet visų mašinos balansas skiriasi. Plius kita padanga, Europoje su kita padanga važiuoja, nes jie Amerikoje važiuoja, žinai, su savo ten tą gatvinę. O Europos padangos tai jos visiškai kitaip skiriasi, žinai. Tai visiškai kita mašina bus. To gali būti. Bet tai čia bus, žinai, setupo skirtumas, bet mašina vienaip ar kitaip yra proven. Ne, ar jinai lieks, taip jinai lieks, ar bus įdomu ją matyti. Čia kaip atsimenat, buvo Ševis, man atrodo, nuvažiavo į Le Mano 24 valandas ir kur visi žvengia iš jo, jisai paskui ten lenkia visus. Tai čia bus toks irgi egzotinis vaizdas, šiaip manau, kad tikrai pritrauks labai daug dėmesio Fordui. Žinai, ta mašina turi būti relatable. Kažkas turi turėti kažkokią tai ryšį su ta mašina, Europai tų Mustangų vienetai. Tai, žinai, Šiauliuose jų kokį 200, bet. Šiauliai tai jo. Šiauliuose, Vilniui jų tikrai yra. Bet yra tiesos, kad truputį juos parvežinėja, bet nėra dar tokio didelio. Tai ta prasme, tų BMW, kaip Beno dar tas naujasis bus, tai ta prasme, tai jų pilna. Ir per visą Europą, ta prasme, jau ten begalės jų. Žinai, tų Mustangų palyginus, tai bus procentas. Bet visada fainiausia, kai ta mašina yra tam tikrą prasme gali būti unrelatable, jinai tuom ir įdomi, kaip ta Corolla Formula Drift. Man jinai vien dėl to patinka, nes ten Corolla ir jinai važiuoja 10 iš 10. Jo, bet atrodo, tai spogas toks. Soccer mom dream. Paimk senas 14, kaip tasgi važiuoja su arbaške, šitasgi pamiršau, bet anyway. Vangas. Ne. Dabar paskutinėme etape važiavo Ryan Litteral ir ten sulekė, tai jis labai stipriai, tiek, kad jam ten. Arba neliko. Potom Žizeko perėjo. Aš kalbu apie mašinas išvaizdą, ne motorą pagėdą, tai žinai. Kaip netikėtum. Bet Masteriuose bus šitas bičas su Audi 4 cilindrų motoru. Kas ten? Čekas. Zakuril. BMW's F serijos kažkuris ten. Jo, į tą patį BMW, tai dvejetas. Toks kaip Sandros. 4 cilų, bet žinok, Badis Badėjo apie šitą
Ai, pala, bet ne ten Volkswagen. Ten Volkswagen Audi 4 cilindrų 8-900 HP. Kaip tie 4 cilindrai tą sukibimą valgys, ten viskas Nu, laikys. žinai, jeigu tu, pavyzdžiui, paimi kažkokį 6 cilindrų motorą, 900 arklių, 100 PM arklių ant cilindro gaunasi. Mhm. Nu, bet jeigu tu paimi, žinai, nu, palyginimui, paimi 4 cilindrus, tai 800, tai bus 200 arklių ant cilindro. Tai atrodo, žinai, nu, gal ir nedaug, bet šiaip 200 AG ant cilindro padaryti, tai čia yra kosmosas visiškas. Yeah. Tarsi, Džeizas čia būtų, nu, štuka 200 AG Yeah. ir jisai su tuo turės važiuoti. Ne tai, kad, žinai, čia, žinai, high bus, low bus ir tada čia, žinai, biškai tu gali palaviruoti. Bet jis Čia taip bus labai max visą laiką. drąsiai tai pristato, lyg tai yra protingas ir užtikrintas sprendimas. Tai gal taip ir yra, ką žinau, gal aš pamatysim. klausimų kelia. Grįžkime truputėlį atgal į tą pačią Corollą, kuri laimėjo FD su 4 cilindrais, ne? Irgi Tai kelia klausimų. galbūt čekai tiesiog turi savo papadakį, kuris čekai vadintis Sapsadakį. Nes čia, man tai... Ai, presdaupt. Kai brendame 4 cilindrus, man visada pirma mintis būna, nu tai turbūt vyrmechanikas dragė važiuoja, kur yra, Arba ralyje. Kur yra, žinai, restrikcijos kubatūrai ir va turi, žinai, išdirbtų sprendimus, kuriuos dabar pritaikys šiandien. Tas labai dažnu atveju pasteisina, šiaip tai, nu, nereikia į tai labai kritiškai žiūrėti. Ne, nu, pažiūrėsim. Čia vienas iš tų Bus irgi. įdomu. 4 cilindrai, visą laiką reikia būti skeptišku. Nu. Lauris 8 važiuoja, nevargsta, žinai, Jo. iš Toraro Nu, nekvyja. patirtis rodo, kad kuo daugiau cilindrų, to lengviau važiuoja. Ne, nu tai teoriškai daugiau kur failint, žinai, bet Ne, nu, tai, žinai, iš 8 lieka 7, nu, ta prasme, nu, važiuosi, iš 4 lieka 3. Gesini ir viskas. Jo, bet žinai. package'as bus mažiukas, package'as bus lengvas, ta mašina turėtų valdytis, ten čiut ne mid-engine gausis. Bet čia, kai mes su Kuzmasiu kalbam, kur tu gali padaryti tą idealią mašiną, ten weight distributionas, ten jinai lengva bus, bet ar tau to reikėjo, tu kaip driveris ėjai link to ir pasakėjai, man čia mašina yra per sunki ir man reikia 4 cilindrų priekį variklį. Ne, tu tikriausiai for show tai darai. Tai ar tai rezultatą perlips, čia jau kitas klausimas. Ne, čia bus kažkokia istorija, kur ai čia pasiūlė, ten hebrai veikia, mes su savo pavargom, nu tai nusprendėm pabandyti, gal netyčia paaižinai. Po stalu mėtėsi idėjų, už kurių liks. Bet kontekstu, kiek toks variklis galėtų kainuoti? Aš net neįsivaizduoju. Nu, Vago grupės 400 išruotė. Ir paskui nes dar man tai nulį čia gale parašyti. atrodo, žinai, kad ir taip. 30 tūkstančių turėtų išeiti ant to Gali 4 cilindro. kad Gali. jis- Bet žinok, pas Akurėlą visada jisai yra dalyvavęs EDC Lietuvoje labai senai su Pitaku berots užvirintom galiniam durim. V8 turbo tada buvo. Classy guy. Jo, ir visada viskas juoda ten, ta prasme, panašu, kad kaip, žinai, gimimo proga gavo Anglis. cisterną juodų dažų ir dabar per visą gyvenimą viską juoda ir terlioja. Black mat. Nu, tai... Zalevskis su S58 pernai judėjo ir šiemet įdomus, ko jis važiuos, turbūt su to pačiu. Jo, su to Jo. pačiu. Nu, ten, Tai- tipo, Drift Braveriai išdirbo. Tiksliau, anglai, kurie darė Drift Braveriams. Tada išdirbo. jie. Jis labai komentaruose gyrė, kad jam tas variklis visiškai nenuvylė ir kažkam ten siūlė, nepamenu kam, kaip sprogo Džeizekas, dėk tą Jo, didesnį jo. motorą. Nu, bet realybė tai yra Su atšviežintas fresh ir Džeizekas. antilagų ir, nu, ten, ta prasme, Džizekas tai akmens amžiaus plyta, žinai, tokia, kur tu neužmuši. S58 ten jau high-endas. Visom prasme. Kalbant apie high-endus, tai internetas rodo ir šneka, kad mūsų tokioj neoficialioj, kas greičiau surinks Gieškę antruką kovoje, Andrius Vasiliauskas aplenkė Benediktą Čirbą ir laukiam announcemento. Aš jaučiu, kad, kadangi va dabar neseniai pamatėm, tai aš jaučiu, kad reiks po podcast'o paskambinti Andriui ir paklausti, gal nori į Matsurį atvarėti. Su ta mašina. Jo, Ne, tai ta prasme. kaip kitaip. Ne, tai kitos gal ir neturi dabar. Žinai, nu jau su kuo turi su to važiuoti. Su ta kompaktais jau, žinai, nelygis važiuoti. Ne, seniai. Yeah. Plušas kompaktą, toj tlasoj. Jeigu truks 225 uždėsi, Ja, bet čia jau bus ginklas. raketa, jo. Ten nėra kur pabėgti. Bet šiaip, nu, smagu matyti, kad jau judesys, tai reiškia, kad turbūt ir Baltijos čempę jau matysime. Pirmas Baltijos čempo pasirodymas Lietuvoje yra gegužės 31 dieną Driftiškėse. Tai, nu, aš laikau čiūrus, kad ten pamatytume, gal dar prikalbinsiu Andrių ir į Akropolį įgrūst prieš tai, kas tikrai irgi būtų smagis. Mm.
Bet šiaip, progresas eina toliau ir man va, šitoj vietoj kilo klausimas kažkaip iš HGK cykų. Nes jie ant tų masinių detalių daugiau pasileido, žinai, gamybos, nes tokio, kad ultra new level projekto nematau, nėra. Gal poreikio kol kas nėra. Nu, bet pasaulis tai juda. Aš manau, su tom Suprom buvo tas toks sustojimas ties bildais. Nu, dabar kažko naujo, kad kažkas rinktų, atrodo, ties Suprom, ten buvo laikas, kai visi sugalvojo rinkti Supras ir dabar viskas, sustojo. Nu, jo, nes Supra kol kas vis dar yra, negali sakyti, kad proven model. Tai 400Z aplenkė Supros pardavimus Amerikoje. A ne? Tai manau, kad šitas kikins kažkada vėliau, bet turbūt dar neatpigo iki tiek, kada pas drifterius atkeliautų. Arba... Nes, šitasgi Forsbergas tai lėkė su 400Z ir pakankamai stipriai judėjo, tik tai ten jisai prisikrešino per giliai, čeisindamas. Ir prisišnekėjo, kiek mačiau. Ten šiaip gražiai labai, žinai, tas ten pavarė, tas pavarė, ten gražiai labai sukrito pastumimai tie visi, per daug nesusipykdami, bet ten, visai lėkė, tai, stipriai tikrai. Bet visi tenai, žinai. Nežinau, aš kažkaip net... Žinai, buvo tema, ką čia dabar naujo atrinkt ir žinai, tada kažkaip natūraliai visada pasižiūrėdavo į ką čia HGK, žinai. Tie kažkaip cykų ir man net į galvą nešovė 400-inis Nissanas. Jisai Lietuvoje, žinai, turbūt iš viso nematytas, gal vieną esu kažkur matęs, žinai. Bet žinant, ten Nissano visus paskutinius bairius, žinai, pačios korporacijos, kad jie ten pusiau nenusprendžia, ar jie jau užsilenkė ar dar ne. Tai kažko labai ir to nesitik, nes mačiau dabar turi naują vadą ir sakė, grąžins GTR. Kas yra the most... 17 metų gaminama mašina, žinai, nutraukė gamybą, grąžinsim. Nes nieko naujo nesugalvojom. Aš ieškojau Igno Zetki detalės tokios sensorius. Tu sakai, tinka nuo bet ko nuo 2.8. Aš toks sėdžiu ir galvoju, o kokios aš Nissanų žinau po 2.8 metų? Tai žinok, realiai sugalvojau mikrą. 3PMZ-as, 3.7Z. Tu turi mikrą, ne? Ne, aš neturiu mikros. Aš esu turėjęs mikrą, bet šiuo metu neturiu. 2 metrai linas lenda į mikrą, žinai. Yra buvę. Aš turiu Apo ir Aigo. Tai ir galiu pasakyti, Aigo daugiau vietos negu Supra. Tai toks, nežinau, ir šiaip mes iš to galime išeiti tolimesnį ir turbūt šiandienos tokį kaip čia grasliūcinį klausimą, artėjant Matsuriui ir šiaip prasidedant sezonui. Man visada kaip prasideda sezonas, tai aš sakau, kad yra geras metas pradėti rinkti naują mašiną, jeigu nori kitais metais važiuoti su nauja. Ir čia turėjom tokią diskusiją komentaruose. Ar rinkti vis tik tai 8-9 serijos mašiną dabar pigiau, ar rinkti vis dar likti priekiam šlamšto. Ir kaip žinia, aš nupirkau dar vieną kompaktą, bet čia tai nebūtinai yra, žinai, price performance prasme? Price performance laikymo, vertės laikymo, žinai, ateities vertės laikymo prasme. Ir komentaras, kurį aš buvau gavęs, kad reikia imti tą patį negražiausią pirmuką, nes jisai yra pats pigiausias kėbulas, tai yra kaip tavo bratkio, ne? Kas ten, 8.7 skaitosi? 8.1. 8.7 4 durų. Ai, tai tas jaučiu dar pigesnis. Jo. Tai, bet šasis jaučiu, ten bus tas taip pat. Bazė tas ilgis tas pats? Jo, tai tipo, imti tą, nes lokų, jau žinai, Lietuvo žemelės paduota ir jau tai nebėra problema, kad tai būtų baisiai brangu, kaip seniau būdavo, žinai. Nusipirksi 92, tai žinok, lokas belia kiek kainuoja, nes ten šilo nebeįdėsi, žinai. Jo, kai dar nebuvo šito Suboskės loko, tai Vaisfabo pirkom dėjom. Tai ir Suboskės ir dabar nerau kitas Vaisfabo ir paslik nerau kitą, ale tokį. Pasirinkimų tikrai yra. Mandži, ta prasme, yra opcijų, ne? Jo. Tas Odesas CNC. Man atrodo, ne. Tai yra CNC 7.2, tas lenkiškas daiktas, kur lieva Vaisfabo kopija. Bet aliuminis priekinis karteris yra dalykas, kuris labiausiai deorgina visus, kurie važiuoja su naujesnė mašina. Jo, Travisas, atsiprašau. Streeteriai yra linkę dužti.
Ar naujesnė, gražesnė mašina jūsų manimų yra svarbiau negu jos patikimumas šiuo atveju? Nu, tipo, rinktumėt naujesnę, ar rinktumėt seną patikrintą? Rinktum praktišką mašiną, ar ta, kuri tavo sielą judins? Pirmukas judins sielą, nieko jis nejudins. Tai va, aš, pavyzdžiui, niekada nerinkčiau kompaktą. Aš kem 6 nerinkčiau, niekada. Bet tai yra vienas iš protingiausių. Šiuo atveju, manau, taip. Nu, jeigu tu eini į streetą, tai kem 6, problema su kem 6 tai, kad jau ją brangsta. Ir, prasme, ieškau aš ryžo posūkio, ai, nu tai čia, žinai, deficitas, čia 25 eurų iš posūkį. The fuck. Viskas deficitas, ko signedo nėra. Nu, tai va būtent. Ir pavyzdžiui, ten tie E9 arba E8 serija, tai ten dalis sveriamos, kaip anksčiau ten kem 6 galėjai, ten, žinai, pusę mašinos. Taip. Kuo naujesnė, to pigesnės dalis. F-kido niekas nenaudoja. Nu, driftą, taip. Nu, norime važiuoja su ta F30. Bet, nu, tipo, street'e, aš dar nemačiau nei vienos tokios mašinos. Nebuvo, man atrodo, nemačiau. Tai, bet kokiu atveju, nu, iš pigumo prasmės, tai aš manau, pirmuką susirinkti būtų jau ekonomiškai naudingiau, bet iš patikimumo prasmės, iš to, kiek yra išdirbta, ar jau yra žinomų tų gerų receptų, tai kem 6, manau, numeris 1, kol kas dar. Bet turėtų pasislinkti dėl tų pačių dalių brangimo, ten pusė šiai brangsta, aš ten tasgi šakės brangsta, whatever ten. Man kas patiko, kad mes jau išėjome į kitą erą. Buvo era, kur jeigu mašina neturi subinės, tai jinai ne į driftą, dabar jau perėjom, kad kompaktai vis dėlto rules, nes nebeliko kupų. Neliko kupų, realiai. Kokia raida. Ir mes dabar kalbam apie vėl hatchbackiukus, kurie visiškai vėl subinės neturi. Tai elementariausiai, visi eina ten, kur pigiausiai ir viskas. Čia, žinai, no-braineris toks. Jeigu tu turi štuką eurų ir tu mašiną gali nusipirkti už 500 eurų. Bet dienos gale, jeigu mes imam tuščio kėbulo kainą, tai ar tu pirmuką imsi, ar E92 ta pati kaina. Taip. Bet 92 didelis. Taip. Ir 92 sveria. Bet turint omenyje, kad mes turim pilotų, kurie važiuoja top 3 semi-pro ir street'e, kaip tas Jurkus. Su praktiškai, kiek aš supratau, ten nežiauriausiai lengvintas V8 originalus ir 92 kėbulas. Tai kaip ir atmazo nėra. Street'e gali laimėti su to 92. Tai tas irgi jis. Nu, bet ten bičas simė tiek vairavęs, kad ten... Faktas tame yra, kad ten ne mašina nėra, nu, kaip? Nu, turiu omeny, kad mašina jam nėra tai, kas jie pribotų. Jis sugeba su tą mašiną laimėti, reiškia, bet kas galėtų lygiai tą patį rezultatą pasiekti, jeigu įdėtų darbą. Tai, kad ten 92 yra kažkiek sunkesnis kosmiškai, tai, nu, nemanau, kad tai ten tiek daug žaidžia. Pavyzdžiui, mes, kai svėrėm mano mašiną ir Alekso mašiną, tai šiuo metu mano mašina yra lengvesnė. Nors ten ne 20-tukas, tas pats 92 pagal kėbulą ir pagal visus parametrus. Tai kiek pilna su driveriu sveria? Grubiai labai. Aš gavausi su driveriu toną 3. Čia labai normaliai. Nu jo. Nesunki mašina, ta prasme, tą noriu pasakyti. Andrius, žinau, sakydavo, kad 1-2 PEM be driverio turi būti maksimalus svoris sportinio automobilio. Nu tai be driverio gaunas 1-2-2-0. Nu, kažkas tokio. Tu kūdas ant šitą klausimą, tau geriau. Kūdas tinka, žinai, va ta pasadink, žinai, į skalę. Ne, vat man įdomu, kur su šitų lygų įdėsim, žinai, nes labai istoriškai žiūrint, ne, nu, tai buvo 2 opcijos, arba Nissanas, arba BMW. Dabar, žinai, Nissanas... Niekas neprisimena šitų laikų, žinok, čia dinozauro laikai buvo, kai tu rinkosi kažkas, žinai, šitas čia kai teletabius dar vadė. Jo, dabar tai renkasi, žinai, ar EKM 6, ar E92, nu, visas toks pasirinkimas. Dabar pirmukai, antrukai. F-kė, jo. Plius kitas dalykas, į F-kė tu gali su org dalim sudėti B58 motorą. Į bet kurį F-kėbulą. Kiek kainuoja B58 motoras? 3,5 štukos eurų už pilną motorą svapą nuo automato be dėžės. Bet kompą dar reikia, ne? Kompą perki iki 15 metų, nuo 13 iki 15... Brangsta. Yra tų kompų, pirkau iš Lenkijos siuntėm, nes nuo 15 ten daugiau dalykų užlokinta ir sunkiau su programai. Okay. Aš šiaip esu su ponu Čiepa šnekėjęs, tai sakė, nada. Ką? Tipo, nėra ten labai užlokinta, viskas ten pasidaro. Ai, pasidaro. Okay. Čiepa tai čia yra ukrainietis lifteris. Taip, Čiepa Racing. Tai aš manau, kad ten jisai turi daug daugiau žinių ir ten daug kas galėtų pasidaryti, bet kaip stokinė bazė, tai ten 500 VHP padaryti, ten, nu, nesunku labai. G serijos turbakas, kur daugiausia kilovatų, Supros HP, FP, ta High Pressure Fuel Pump.
mapas, nu aišku, svapinant ten femo reikia susidėti taip toliau. Bet dėl to reikia apsiriboti lygom, nes mes jau dabar jau linkstam. Streetą važiuok, drąsiai. Ta prasme, tai, Su to motoru streetą? Be problemų, tu gali suvažiuoti su. Nu, žinai, Nu gerai, tau nebūtina, tu turėsi ten 300 PM HP, biškai sunkesnė mašina. Nu, tai čia yra ratus 3 PM, ne? Tai tu gali ir ratus 3 PM turėti 400 be problemų. Tai, nu, jinai, nu, aš jau matau komentarus. Kai nusiperka turbą. Tai žiūrėk, gerai, visi nusiperka 3 litrę plytą, ne? M4 B30 šitą. Tada susideda Ching-Chong turbo kitą. Žinai, ta turbo kitą, tai gerai, plytą štuką 2,5, kad laikytų dėžė sankabą, tu dar štuką eurų padedi. Tada užsidedi turbaką, kad susiprogramintum nuo štukos į viršų tikrai. Tai tu jau kalbė, kad jau netoli 5K vien už tai, kad būtų ant pačių pigiausių dalių paleista. Jeigu tu nepigiausiam dalim renkėjo, tu susidedi kažkokį programuojamą kompą, tai čia jau 6, 7, 8K jau gali lengvai pasidaryti. Grįžtam į drifterio logiką. Yra logika. B58, kai sulūžta, tu turi 4000 dabar sumokėti, kad gautum vėl. Ne, plikas motoras, 800 eurų. Tam. Pas mane po stalu guli, už 500 nupirkau. Mes jau žinom, kur važiuojam po podcast'ą. Kokia velnio aš tik lytą dėl. Bet supranti, bet jeigu tu turi štuką eurų, jeigu tu, žinai, turi štuką eurų, tu žinosi, kad turėsi štuką eurų po mėnesio, tai, žinai, tada perki plytą, ar tu nuo jos ten, žinai, atsispirinėjai laiptelį slaipą. Bet jeigu tu ateini, žinai, ten, ir turi ten 5, 7 ar ten 10. Tai čia problema. Serijos, kaip pardavėjai savo pirmą mašiną ir renki antrą, jau biški kapitalą. Jo, biški. Čia gal už antrą. Šitą aš prisimenu, visiškai diskusija eidavo per pitus. Seni, 3359. Taigi viskas standartai jau yra iš Amerikos mechano 6 bėgių dėžė laiko. Jo, Norbertas tokia susirinko ir kiek tokių buvo važiuojančių mašinų? Pas Raidedautus viena. Na, jinai šiuo metu yra berods Austrijoje ir tarkite jai sudė ir kol ją pasileido gerokai, Lapinskas ten pakariavo su ją ir Norbė irgi dalį leido, kariavo. Vienintelis Vasė turbūt normaliai su jom važiavo, o... Bet tai Vasė važiavo su S motoru, man atrodo, ne su N. Jo, bet jisai buvo paleidęs ir paprastesnių, bet būkim bėdni, bet teisingi. Nacionalinė taisyklė paprasta. Tai, kas veikia Vasiai, nebūtinai veiks visam likusiam pasauliu. Nes Vasiai yra linkęs nueiti ne tą ekstra mylę, o tos 2 kartus aplink gaublį, kol jisai priverčia dalykus veikti. Tai nereikėtų to imti kaip už gerą pavyzdį, žinai. Aš nenustepčiau, jeigu tas variklis kaip ir laikytų ir veiktų, bet turi stand-alone'as, kompą statyti, kad ten nebūtų jokių check engine'ų, perkeitimų, limp modų ir taip toliau. Tai kad direct injection kompas valdytų, tai tie kompai kainuoja tiek, kiek mašina visą tavo kainuoja. Pradedam nuo to. Maxis, tai įdomu, dar nevaldo direct injection'o. Maxas kažkuris tai valdo. Dar nevaldo, dar nepaleista. O gal atrodo, ne, 4 cilindrus valdo. 4 cilindrus valdo, nes aš... Nupjauk 2 su Bulgarkė nuo M serijos ir... Nesakyk, kad nevaldo, nes aš BRZ buvau žiūrėjęs stand-alone, tai buvo Maxis U, kuris turėjo integraciją į BRZ. Pasakė, kad to visi skydeliai viskas lieka veikti. Tai... bet mes nesidomėjom to motorų, tai negalim tiksliai pasakyti, ar ten... pamiršk. Ne, čia tiesos tame daug. Tik tai Šanahanas gali gerai pasidaryti šitą. Ne tik. Šiaip šiuo metu Lietuvoje renka BRZ į driftą su STI motoru. Perrinktų STI motoru. Galvos tarpinių klausimas čia bus geras. Ne, renka tie... Kas gali rinkti tokią mašiną? Tai arba aš, arba bičiai, kurie jau labai Subaru. Tai dabar renkat bičiai, kurie labai Subaru, tai motoras susirinko ten teisingai ir viskas ten bus. Jaučiu, kad išvažiuosi pirmą drefkį ir paskui eisi skelbimus. Tai jeigu norėsit Subariko, kuris visai valintų, tai bus šansas. Taigi kažkas ten renka tą Toyota su Merso motoru. Jo, buvo Toyota. BRZ su M113. Ai, ta pati GT86. Jo, bet čia tas BPM8 BPM8 visai būtų tema. Aš mačiau, kad Andrius Vasiliauskas dalė ten kažkokią lengvą aptarnavimą vienai gatviniai. Bet mes visi jau esam susipažinę, kad tai, kad gatvinė mašina padaro porą pulų ir ten, žinai, porą saulį išpešia, tai,
nereiškia, kad nevyks Į varžybose. EKM 6 Vokietijai lietuvis Nikis, man atrodo, Jo, įsidėjęs, turi būtent. BPM 8, jo, kalbėjau su juo, ten aišku, RHD, LHD dedant yra niuansų dėl oil coolerio pozicijos ir ten, reikia biški modifikacijų, kad susidėtų, bet į EKM 6 pasileidęs, ir iš video, kaip ten viskas atrodo, tai, paliko įspūdį gerą. Vokietijos, matai, drifto scena tokia, kad ten labai nesunku kietam būtų. Nes ten taip driftas Reikia ir neprilipęs, bet šiaip nieko nebus. aš manau, kad čia yra, kaip čia, gerą temą užkabinom, reikia pakalbinti Nikį, reikia pakalbinti kitus, nes, pavyzdžiui, Čirbai be PM8 nesivėlės, į bildą. Nes 2GZ yra karalius. Aš manau, kad jis dabar tiek apėmęs, ten tiek projektų, tiek varžybų, kad, Yra laiko bildint platformas kažką kad jis pradėjo dar tą naują mašiną, žinai, kai taip laiko yra nedaug, tai... Bet jo, čia šiaip... Turbūt kaip ir su visko, turės atsirasti vienas durnius, kuris praeis visą šitą kelią. Dar būtų gerai, kad tai uždokumentuotų. Ir jeigu praeis, tai tada tie motorai pabrangs. Nemanau, žinok, jų tik daugėja. Aš Nes jie eina dafiga, ką, ne? Į viską jie eina, į F seriją, į G seriją, visos G0, žodžiu, visur jie eina. Tai pagrindinis benzininis 6 cilindrų motoras, nes jie gamina B48, ten tas 4 cilindrų, B58 6 cilindrų. Kopija tiesiog dviem cilindrai skiriasi, jo, ir ten tų variacijų motorų ten pilna. O tu čia gal nebus tame problema, kad yra variacijų, vienas gal gerai laiko, kitas ne? Yra ten biškai silpniau geriau, bet ten reikia biškai due diligence pasidaryti, kad, žinai, pasianalizuotum, bet ten, žodžiu, dalių yra, tos dalys nebrangios ir... Jeigu jų daug ir jas toliau gamina, tai to labiau, kad aš ilgą kelią nuėjau, bet iki galo nepaleista ta mašina yra, nes ten atsirado šeimoje reikalų pas bičą, tai ta mašina dabar stovi po lietum virš sniego ir... Jo. Tos žmonos, kur prasileidžia vaikus. Tai žinai, tarsi 80% nueita, 20% liko ir 20% bus smagiau. Ne, tu galvoji, kad liko 2%, liko 4%. Kai viską baigsi, bus... ir tada dėl tas. Ne, bet jau užsikūrė, žinai, triperį užkurt aš moku, žinok. Oi, tą mes žinom. Visai nesenai gerą. Kiek paskui išluot reikės, yra kitas klausimas. Visai, žinok, paskutinį labai gerą užsikūrė 2 metus gulėjęs šlapiam garažo Rusy, pardavė kaip be kompresijos, nežinau, ten su pirštu išvaliau dulkes iš išmetimo kanalo be kolikų, stovė užkūriau, ant 5 dirba kaip laikrodukas. Ant 5 cilindrų? Su atsuktuvu per 6 purkštuką, kaukšt ant 6 dirba, pasaka. Arnas. Aš visada galvojau, kad, žinai, istoriškai Arnas buvo Nissanų dievas, žinai, bet tik dėl to, kad Vilniuje gyveno ir pakliuvo ant tų Nissanų. Bet jeigu visą savo gėrį ir blogį jis panaudotų BMW, tai čia, wow, kas būtų. Ir dabar mes matom, kad tu pagaliau nuėjai to the dark side. Tai kitą Matsuri reikia laukti, ne, žmonos sedano su vaikiška kėdute gale, su BPM8. Tik tai man įdomu, kokį ten bus pusašiai ir kas. Jau realiau, nes, reikia atsišviežinti man tą raudoną mašiną, nes jinai jau per toli nuvažiavo jau su tuo. Per daug Meksikos, matė. Meksikos oro linijos ten suvalgė viską. Can go back. Tiesa, aš dar vieną klausimą turiu prisiminiau, bet dabar, žinai, paklausiu, gali reikėti iškirpti, nes čia gali būti slapta informacija. Kokia ten tema yra su galiniais reduktoriais ir dėžėjami ir kas ten vyksta pas jūs, ponai? Merso? Ten ne Merso. Mes... Žodžiu, trumpai. Simas labai... Oficiali vieša informacija. Simas labai skelbimuose ieško Simakų diffų. Nes dėl perdavimų, tai ten... Ne, 20 diffas, ne? Tai bandote išvengti Winterso. Jo, Wintersas yra 6000 eurų. Mums reikia realiai tam powerį, kurio mes važiavam 210 korpuse reduktoriaus. Tai tu turi pasirinkimą arba pirkti porą ir dėti, kas realiai pinigais gaunasi kosmosas. Gali nusipirkti M-kinius diffus. Dar brangiau. Jau tada Wintersą tiesiog nusipirk. Arba dabar bandysim realiai, kad nusipirkė reduktorių, užsidedi adapterį ir jis tiesiog bolton iš kito kebulo į E9X, tarkim, arba E8X būtų. Ir pusašį susideda lygiai tokia patys bolton. Tai dabar viską tiesiog susipirkom, laukiam, kol pagamins laikiklį ištestojam, sėdam. Tai čia bus Simako reduktoriai? Jo, bus tiesiog... Kokį perdavimą?
Tų, kurių reikia pro lygai, tai yra 3.15, 3.38, 3.64. Nu, šiaip Bet nepasakė čia nei gaminį vieno, diffą, kuris ne? kem Gaminį. šeštam neįtų. Kas ten toliau? Nu, ten toliau į dizelinius nelabai žiūriu, bet ten jeigu semi-pro kokie lygiai, tai 2.93, ten, nu, tie dizeliniai jau ir taip toliau. Antlo bėga džiaugsmai. O tai Cardano pajungimas tinka, flanšas tinka, pusašių flanšai tinka, ar visur adapterius gamintis? Paėmė, nuo E9X reduktorius nusisukė ir uždėdė ant to. Niuansėlis. Ten Kai vieną kitą diffą surinkęs, tai žinok, ten atsuki, prisuki ir po kažkiek laiko, kas ten iš agalo. Nu, ten reikia mokėti tai padaryti. Jo. Perspėjimas, nedarykit patys. Ne, darykit patys, žinai, didelių kaina bus tada į viršų. Vup. Jo, tai iš tos vietos realiai gaunasi, kad Cardanas nesikeičia, niekas nesikeičia, viskas kaip buvo pas mus taip ir lieka. Bet po toj Arba- pačioj vietoj pasikabina, ne? Jo, Arba tokia kitas, idėja tipo, yra. žinai, tiesiog pasigamini Cardaną tiem kitiem diffam ir... Ne, nu. visi tvirtinimo taškai skiriasi. Ok. Tai ten yra daugiau niuansų. Nėra taip, kad Boltonas taip būtų jau daręs ne vienas žmogus, o pas mus buvo visa idėja, aš noriu paprasto sprendimo, kad man nelies Cardano, jeigu kažką aš ten turiu pasidaręs jau, kad būtų Bolton, arba galėčiau prisisukti tai, ko man reikia, ir jokių traversų perdarinėjimų. Nu, Cardaną pakeis lengviau negu diffą, bet... Bet viskas susideda- perdaryti biškių draudžiama. Tai. Nu, ir pinigai, laikas. Nedraudžiama, diffai pasikeisti, tau nedraudžiama, tik tai tvirtinimo taškų Nu, važiuoklės tvirtinimo negali taškus. pakeisti. Jo. Bet kažkas yra šitą daręs prieš tai, ne? Lietuvoje tai turbūt nėra. Ne, Lietuvoje pagrindė buvo, kas keisdavo porą tiesiog. Nes turbūt Nusiperka tą diffą, pakeičia porą ir ten pinigais gaunasi vis tiek Artikui arti. nuvežė arba štukos. pingvinui ir Mm. Arba- tada ten atsiegi, nerinksi BMW diffų panašiai. Nesano diffų turėjo tokią eilę, kad nežinau. Ne, šiaip turint omeny, kad mūsų čia įvelina 5 PAM ir 800 N atlaikė vidutinį ir jie dar ilgai Taip, taip. nuobodžiai laikytų, nes turėjom 2 gumas. Tai čia tiesiog buvo su ta idėja, kad davai neberizikuojam, dabar jau norisi sankabą paspardyti, surizikuot, tai 20 korpusas jis davai. O po to jau realiai, jeigu tu turi tos 6000, tai interesas. Gerai. Kaip žiauriai lengva rasti Simako diffą? Nes mačiau, kad ieškoji ir ką jis kainuoja. Aš jau serijos daug Simako. nusipirkau. Žmonės galvoja, kad aš kai ieškau skelbime 2 reduktorių, tai ne, aš jų ten dabar turiu gal 8 kokius. Tai reiškia, kainuoja Bet ten nebaisiai. iš kurių kebulų? Bet turbūt tai ne iš įnamiausia F ta, kad žmonėm realiai to, ko reikia, tai 338, 364, tai jų pilna ten, ta prasme dabar RR gal kokį 15 yra, per visus kitus saitus perėjus dar 10 kokių rasi, ten Okay. tipo jų žiauriai daug yra. Ir ką kainuoja? Metalą. 120-150 eurų. Tai Tas tipo, nu, 20 korpusai Reasonable. čia yra, jo, reasonable kaina. O jau ten 315, tarkim, arba 308, jie gaunasi, tarkim, į tos luxury 6 litrius modelius, ten sunkiau. Bet kaip sunkiau? RR jų yra 5, tik tai kaina jums nepatiks. Nes ten Nu, tai jie 5 yra, tai prasideda žinai, tu prasme, tu gali rinktis, tai jau Jo. čia jau vien tai jau tau daro daug palengvina dalykų. nes 315 jau ten gaunasi RR nuo 500 iki štukos. Okay. Nu, bet tarkim, Nu ir geresnėm ką kainom atsistos tokį pasikabint? Koks bus retailas? radom. Čia aš- To adapterio. Nu. Tikslios kainos dabar nežinau, bet ten jokingai bus. Nu, kad apsimokėtų tai daryti, nes nėra tikslo adapterį gaminti ten už 300 eurų, kai, nu, Taip. tiesiog. Nes aš girdėjau apie Čintersus. Kas tai Čingčiong tarsai. Čintersai, kurie yra half price. O kaip ten tie buldogai, kur iš Amerikos irgi ten iš Čingčiong buldogai vėl veža ta pati Ameriką ir kaina. iš Amerikos į čia. Ne, panašiai buldogai bus. brangesni gaunas, man Jo. atrodo, o Čintersai tipo po, nu, jų galimai atsiras Lietuvoje, nežinau iš kodėl aš tai žinau. Ir jie tipo po 3-4. Labiau, nu ten. Nu, kaip žinai, pavyzdys, dabar man... Dabar kai muitui, žinai, tokie, kur nežinai, kokius Lietuvai bus, tai... Ne, tai iš Kinijos lietuviai nepakels importo mokesčių. Nu, bet iš lyginant Kinijos. visam sezonui, man reikia 2 perdavimų, 2 reduktorių, tai man 2 reduktoriai kainavo su to perichodu max 300 eurų gausis. Aš neturiu, kiek aš to neturiu, nepajausi, neparduosi žinai. paskui. aš neturiu alternatyvų, nu, kurios neišliptų virštukos eurų, kad būtų kažkaip Na, kitaip. Taip, tai make sense visiškai. Ok, o su dėžėm? Su dėžėm, tai, nu, čia irgi lemia paslaptis. Tai kad jau, kiek žinau, 10 dėžių paduota, tai jau 10 dėžių, kai jau... Ko tu prieš tai važiavai? ZF plytinė dėžė bus.
Iš išorės ZF plytinė dėžė bus. O kas ten viduje gal truputį įdomesni dalykai bus. Bet girdėjau, kad Jungiant bėgi bus gungšt. bus. Bet H patternas lieka. Jo. Tai Gerai. į ZF korpusą susirinka... Ir motyvas, ne? Jo, ką dėdė Levickas naudoja. Realiai, dabar nepamenu, ar BMW, ar ir Toyotoje. Reiktų jo tiksliai paklausti, bet jis ten ją ilgai ir nuobodžiai kankino. Jeigu jis jos nesulaužė, tai... Plius dar... Sulaužė, išsiuntė, sutvarkė Jo, ir dabar ir Asbo, ir Denofą įsidėjo tą pačią dėžę į savo tą mustangėlį. Į Mustangą įsidėjo, o Asbo lekia su Aisu Supra, su tą dėžę. Jo. Nu ir ką, ten pinigų? Ten gaunas, man atrodo, 5, jeigu neklystu. Priklauso opcijas, kurias pasiemi, nes yra šaftai, ar tavo benzininis šaftas pagal sankabą, ar dizelinis. Tai visus tas opcijas susižiūri, ar tau reikia Varnytės perėjimo, ar ne. Jo. Mm. Nes, pavyzdžiui, pas mumis eina tas dizelinis galinis output šaftas, jis irgi atskirai yra, gali tiesiog atskirai nusipirkti, vėl priverži, bet kaip ir reduktorių reikia mokėti privežti, nes kitaip sugadinsi visas tas reikalas. Šiaip atrodo, kad visai neblogas sprendimas už tos pinigus, nes alternatyva vėlgi tam price range, nes jeigu turi daug pinigų, tai gali neklausyti, tu gali nueiti, nusipirkti patį brangiausią dalyką, į servisuoti ir taip toliau. Nusipirkė Samsoną ir pamiršti. O mes ieškom visą laiką to viduriuko tarp kokybės ir prieinamumo. Ir kas būtų logiška liekant tam, kur stengiasi iš paskutiniųjų ir laiko dalykų. Tai iš esmės turėsit transmisiją, girdžiu, šiemet. Pernai turėjot motorą ir biškį arklių. Jo. Šiemet transmisija ir tada motoras kentesnis. Tai va dabar su velinėliu sigi išbandėm. Bet irgi dar nepasakas, nes video išeis. Tai va, pažiūrėkite Simo video apie velinėlius ir M113. Jeigu jūsų pavardė prasideda iš raidės M ir baigėsi iš Ilys, nežiūrėkite, jums šita informacija nėra aktuali. Jo, nes Milys peržiūrės tą video, viški nusteps, kiek aš atsukau arba neatsukau. Tam. Žiūrėsim. Ok. Beveik buvau pamiršęs. Benedikto linkėjimai iš Estijos. Sveiki visi podcastų žiūrėtojai. Aš ir vėl negaliu dalyvauti. Linas kaip kviečia, bet negaliu. Šiandien esam Estijoje Rasylų trasoje, kur vyks pirmasis Baltijos čempionato etapas ir jisai vyks gegužės 2-3, jeigu neklystu. Tai atvažiavome pasitreniruoti, pasitestuoti mašinos kitos buvusios Drift Happens komandos ir taip pat ištestuoti Samsono amortizatorius, bandyti dasivesti ir galbūt netgi išsivežti kartu į Italiją. O kas liečia Driftmasterius, tai mašina šiandieną kaip tik ryte 7 val. Atplaukė konteineris į Barceloną ir šį sekmadienį, Velykų 1 dieną, išvažiuoja autobusas tuščia priekaba link Barcelonos, pasiėmė automobilį iš Barcelonos ir lėkė į Romą, į pirmą Driftmasterio etapą. O mes irgi 22 dieną, antradienį, skrendam į Romą ir bandysim pasiruošti automobilį per porą dienų. Susirenkam detalių, ko trūksta, ko trūko ir ruošimės automobilį per porą dienų ir tada laukia mūsų kvalifikacija ir poriniai. O šiandieną lėksime šito bolidu ir turbūt keletą Baltijos čempionato etapų. Tai va, turbūt iš manęs tokia informacija. Kas liečia Driftmasterius, tai šiemet turbūt bus dar stipriau kaip niekada. Kaip visada, kiekvienais metais lygis kyla. Tai bandom ir mes neatsilikti, treniruotis, ruoštis, testuotis ir tobulėti. Taip, kad iki pasimatymo galbūt sekančiam podcast'e. Tai va, Benediktas ruošiasi Estijai, o aš turbūt Estijai. Mastiniam ruošiasi. O aš tai noriu turbūt reziumuoti šiandienos podcast'ą, tai broliai ir seserys BCF Drift Matsuri 26 driftiškėse. Odi Bakšys, Kristaps Bluš, Nikolas Bertans, krūva lietuvių pro lygos 100 PEM. Aš dabar jau laukiu tų žinučių, kur tipo, labas, nespėjau susirinkti ir būna toks, yes, tose daugiau vietos, nes šiuo metu 100 PM6 yra, o reikia, kad būtų 100 PM. Tai va, Arnas Dyburis, Simonas Ivanovas su kompaktu,
Kas čia bus toks jau Aš visiškai. dabar supratau, kad aš tarp blušo ir tarp odžio galėsiu prisimazinti, nes įtraukinį tas pats gausi. Bus Niekas neatskirs, kuris važiuoja, žinai. Jo, Simonas atrodys kaip kiečiausias visus rajone. ir aš manau, aš jam sakiau, kad tu supranti, kad jeigu tu pasimsi Pro lygos driverį ir duosi jam važiuoti su mašina, nu tai seni, viskas yra gerai. Aš jam uždaviau klausimą, sakau, ant kiek tau gaila tos mašinos? Sako, negaila. Sakau, tikrai? Sako, jo, žiūrės. Visiems negaila, paskui, kai žinai, kai žiūri tuos subraižymus. Žiūri, kad abiejų, duris galima jau pirkti abiejas, iš karto ir klijuoti. O tai dar neturi jie? Tai va, tai Matsuris tikrai yra užtaisytas būt bombiniu. Iron Dito filmo Gatvės lenktynės Tokijos premjera. Žiūrėsim Driftmasterius. Tūsas bus nerealus, jo, get ready. Toliau apkalbėjom Long Beach'ą. Pažiūrėkit Atlantą, jeigu norit suprasti, apie ką mes čia šnekam. Atlanta vėlgi bus pakankamai šūdnojo laiko juostų, bet šiemet FD panašu, kad yra toks tikrai geras dramos serialas, tai vietoj Netflix'o paimkit, padabokit ir paskui kokį ten James Dean'o dar vlogą pažiūrėkit. Drift to Survive. Jo, Drift to Survive realiai šiemet, tai dėl to mes apie tai šnekam, nes tikrai dramatiškai ir įdomu. Laikysim, aišku, čiūrus už Beną Valelungui ir žvengsim iš jo, jeigu nepraeis kvalas ir nebus Matsuri. Praeis, kuris dėsis, faktas. Ir mintis apie dabar kokį tais pirmoką su BPM8 jaučiu, kad neleis man užmigti. O žinot, kad Arnas tokį turi. Pamėtėm idėjų. Jo, pamėtėm idėjų. Tai jeigu netyčia jau esat pradėję kažką su BPM8, šiaip aš pabandysiu Nikiui parašyti, kad kitam podcast'e mes galėtume biškai išsiplėsti. Nes man atrodo, kad žinai, keitėsi eros, ne? Tai ten iš Kim 6 į Kim 6, tada iš Kim 6 į 92, tada apsisukom, grįžom atgal dėl tų suknistų aliuminių traversų ir N serijos motorų, kurie sproginėja ir taip toliau. Nu, ne veltui Vasiliauskas yra BMW muziejuje kritęs ant kelių prieš N serijos motorą ir pasakęs, kad jeigu ne tu, tai neturėtum ką valgyti, žinai, nes, tikrai tai nebuvo labai geras sprendimas. Komentaras. Tai, įdomu, naujo antruko priekinis traversas atgal į plieną. Wonder why. G serijos? Čia, kur Čirba ir Andrius renka. O, tai va čia dar bus kiti įdomus dalykai prasideda su aliuminiu. Su aliuminiu traversu, aliuminiai lonžeronai priekį ten. Stakanai, man atrodo, kažkas. Stakanai. Seniai aliuminiai stakanai EŠM. Taip, EŠM. Priklijuoti prie kėbulo ir atsimenu balyskai kniedyti ir klijuoti. Balyskai dėjosi lankus į savo EŠM, tai turėjo į aliumą prisiklijuoti, man atrodo, prisisuk plokšteles plienų, kad galėtų į stakanus atsivest lankus. Čia ta mašina, kur Ukrainoje į sieną susileido. Ne, ta, kur vis dar kažkur Lietuvoje. Jis tą senesnį suleido. Jo, jis Pitaką 34 ten suleido. Tai aš jaučiu, kad mes esam dabar vėl tokiam žingsniai į priekį, nes jo, Kim 6 detalės pradėjo kainuoti pinigus. Kaip seniau buvo su krekždarbą su 30 ir blogas laikas rinkti krekždą dabar, ne? Labai. Tu renki krekždį, ne? Tu renki krekždės. Tai va, tai tikrai įdomu, kur tai nueis, o viskas nueis paprastai, kaip ir visada būna. Kažkas pirmas surinks, nufilmuos, parodys ir tą pusę traukinys ir nuvažiuos, ten bėgiai bus nulieti, tai tikrai yra smagu matyti tai ir dalyvauti tame. Aš sakau jums ačiū už tai, kad jūs pražiūrėjote 1:21 minutę, daugiau truputėlį, mūsų sapalionių apie viską šiandien jau taip tikrai. Mes su jumis tikrai pasimatysim Bet Safe Drift Matsuri balandžio 26 dieną ir po to tikrai bus podcastas, kur viską aptarsim, nes bus, gal Atlantos rezultatų nebūtinai bus, bet bus jau Valelungos rezultatai ir tikrai pajudėsim BPM8, gal ir Kem 8? 4 cilai, jie bus dar pigesni. Papasakosim, man kiek blušas buvo greitas arba lėtas.
papasakosiu, kaip Simas apviltė kompaktą. Tikėkimės, kad ne. Kieno. Kurį? Tai vienaip ar kitaip, ateinančias keletą savaičių tikrai nusimato įtemptos ir įdomios, nepatingėkit atvažiuoti iki Diftiškių, susitvarkykit bilietus iš anksto, kad nereikėtų eilėje ilgai laukti ir pasimatysim ten ir vėliau jau pasimatysim po Matsurio Driftoholikų podcast'e. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū mūsų partneriam ir iki kito karto.